Sveiki visi brangieji. Šiandiena tokia diena nuostabi ir šiaip visos dienos yra nuostabios, bet atėjo toks suvokimas. Nežinau, kiek jūs galvojat, bet aš vis kiekvieną kartą vis kažką išgirdus, pamačius, aš tai galvoju, o mano gyvenime kur tai buvo. Teko ryte ar kažkuriuo momentu, net negaliu pasakyti, kaip visada kažkuri iš programėlių išmeta kažkokį reelsą, kažkokį popkastą, kažką tokio, žvilgterėjau ir taip, ups, va čia tai jo. Ir taip viduj gerai išjungiau, padėjau telefoną į šoną ir pradėjau mąstyti. Tikiu, kad jūs gyvenat nuostabų gyvenimą. Tikiu, kad jums viskas sekasi kuo puikiausiai. Bet būtų klausimas, ar būna tokių momentų, kai jūs esate, mes žmonės lipame, suprasit apie ką, tiesiog gal visą išklausę iki galo. Mes žmonės vis lipame laiptais. Norime vis ant aukštesnio laiptelio, kad materija geresnė, gražesnė būtų, kad ir vis siekiam tam tikro aukščio, tam tikro lygio, tam tikro ir vis taip lipam, ar ne? Vienam lygiai mes sau leidžiame vaikščioti bet kaip, aš kalbėsiu apie save, su šūdinais kaliošais, nuo tvarto iki namų, gyventi visiškai be jokių patogumų. Ateina kitas lygis, mes pasiekiam dar kažkokį lygį, jau žiūrėk ir verslas pradėtas, dar kažkas, dar ateina vienas lygis, dar kažkas pasiekta daugiau, jau vėl kitaip tu gyveni, tu kažko sieki, kažką darai, jau vėl kitaip gyvenimas, vaikščiojimas su kostiumėliais ir visa kita. Ir prisimeni tuos kaliošus tik tai retkarčiais, taip, buvo dar ir taip. Ir ateina gyvenime toks momentas, kai tave nuo visų pjedestalų likimas taip pukšt į patį dumblą ir dar veiduku į tą pelkę. Ir tu supranti, kad tu tenais, būdama aukštai, tu darėjai tam tikrus darbus, kalbėjai tam tikrus žodžius ir dėl tavo kažkokių traumų, kažkokių įsitikinimų, kažkokių neišgyventų, neišgydytų traumų, aš pati sau pakišau koją ir nukritau žemyn. Ir šiandieną suvokimas, kad ir kiek žemai nukritai, kad ir kaip sunku atsikelti, išlaikyk to buvusio pasiekto lygio vidinę energiją. Neleisk sau apsileisti, neleisk savęs žeminti, kad ir kaip taip įvyko. Taip nutiko, taip tu šiuo momentu negali nieko kito pakeisti, kaip tik pamilti save, bet pamilti nuoširdžiai. Mano kritimas iš tiesų buvo nuo to, kad aš mylėjau visą pasaulį, bet ne save. Ir tas lipti atgal nėra paprasta, bet tikrai tai įmanoma. Ir tas vidinė energija, mano patarimas, mylėkit save. Juk yra net posakis toks pasakytas, šiandien kaip tik su viena pirkėja irgi kalbėjom apie tai, kad mylėk savo artimą taip, kaip pats save. Tai ir jums šiandieną noriu palinkėti. Mylėkit save. Ir kur bebūtumėt, neišduokit savęs. Nukritot, taip nukritot, bet tai nebūtina jums pasiimti butelio ir pradėti gerti. Arba visiškai keikti visą pasaulį. Nukritai, ir ką? Būna ir taip, jūros bangos irgi krenta, irgi dūžta, bet jos atgal atsitraukusios kyla dar su didesnė jėga. Tai kodėlgi tau nepabandyti gyventi kitaip? Su jumis Eligija ir skaičių magija, spaudžiam patiktukus ir
Galbūt kažkam reikia šito padrąsinimo, kad ir kaip sunku, atgal įmanoma lipti. Tegul gal ne iš karto, ne taip, kaip tu įsivaizduoji, bet patikėk, dangus turi savo planą tau. Iki susimatymo kituose įrašuose.